Labas rytas, nauja diena. Šiandieną yra rugsėjo 3 diena, vadinasi, vaikam reikia padaryti valgyti į mokyklą ir nuvažiuoti apsipirkti valgyti. Tai dabar važiuoju iki naktinio turgaus ir Urmo didmenos skyriaus apsipirkti valgyti. Tai važiuokime, draugė. Ką įsigijau? 70 centų agurkai už kilogramą, papriko 5 eurai maišas. Čia buvo po 5 eurus dėžė, čia po 7 centų atrodo už kilogramą. Tada pirkau riešutus, spanguolės ir dar kažką. Ir razinas, kurių nesimato, ir dar datilės. Tada yra čia daug brokolių ir čia daug kalafiorų. Iš taukininko pirkau brokolių ir kalafiorų, sumokėjau 5 eurus. Atvykau į promą ir apsipirkau, o ką įsigijau, parodysim. Kodėl liūna apipšūna, kai... Oi, šipsenėlė. Nu, šipsokis, pasaulis šipsenėlė. Labai gerai. Dabar rodysiu, ką įsigijau. Taigi, nusipirkau falių ryžių, nes labai užsimaniau sušių ir avižinių. Dabar važiuosime toliau. Važiuodama atsiminiau, kad vyrelį nenupirkau žemės riešutų, tai žemės riešutų paėmiau iš didmenos vėl skyriaus. Ir dar atsiminiau, kad bananų nenusipirkau, tai džiovintų pomidorų galima padžiovinti džiovyklėje. Tai nusipirkau ir pomidoriukų. O Germaniukas labai nori parodyti, kadangi jis liko su mumis, savo šuniukus, taip? Dabar laimingas? Gerai, laimingas. Tai dabar rodau. Šitie blanširuoti riešutai aš per planų ir pakepinu ir labai skanu. Ir pomidoriukai džiovinimai. Apsipirkę promę galime važiuoti iki Maksimos ir iki Lidlo. Taigi važiuokime drauge ir pamatysite, ką įsigijom. Ką? Važiuokime, ne? Važiuokime. Turiu nuosavą vairuotoją, ne jau? Taip, turiu nuosavą vairuotoją. Tai žinokit, važiuoju. Palauk, aš diržų neprisisegiau. Važiuoja tai tragiškai, ne? Nu, netragiškai. Nu, sakykim... Sakykim bunkerį. Kaip ten? Iš 10, 2. 1. Iš 10, 1. Arba 0. Nes 1 lieka, tai 0. Žiūrėk, aš dar gerai daviau 2. Gerai, važiuojame iki Maksimos ir iki Lidlo. Apsipirko Maksimai mano mėgiamiausių tų prieskonių. Čia lipneko mano ofisą, morkų ir man atrodo viskas. Ai, dar čia lipnekai, kad prikliuot prie sienų ir dar kažkur vaikų trintukai, nes prašė, bet... Rugsėjo 3 dieną trintukų važiuoti į Maksimą pirkti, tai yra katastrofa, nes viskas iššluota maksimaliai ir negalima nieko gauti. Ką čia darai? Išeina vaikelio sodinti. Ir labai iššluota, bet sakė, vaikeliai nebeturi trintukų, tai ieškojau ir atradau Mapet tuos gerus trintukus, nes šiaip tai belekokius trintukus nesinori pirkti vien dėl to, kad jie netrina taip gerai. Vyrėli, ką tu čia darai? Važiuojam. Gerai, važiuojam dabar iki Lidlo. Apsipirkome maistu, viskas, visur aplankėme, apibūvome ir taip toliau. Tai galime pabūti ofisiuke, važiuoti paskui vaikus pasimti, pyragėlius iškepus ir galėsim paskanauti, kai Germaniukas pamiegos. O ką ten nori papasakoti? Einam kavos gerti. Kaviko? Aš negeriu kaviko, kad. Arbatos. Ne, vandenuką man nepridė. Sulčio bolių turime. Aš norėčiau bolių sulčio. Ar gali pilti bolių sulčio? Labai gaila. Gaila? Ai. Įpilko bolių sulčių. Gerai? Gerai. Tai ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video. Bolių sulčių neparūgusios. Neparūgusios. O jeigu mamyt pradės dainuoti, žinokit, nuo bolių sulčių. Tai viskas tam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas yra labai svarbus. Iki kitų video.